Pirmavote 1-0, tačiau vėliau praleidote 2 įvarčius per trumpą laiką. Kaip manote, vėl ten tų nėra jėgų, kaip sakėte, komandoje ant galo rungtynių? Ne, taigi net negalas rungtynių buvo. Tai Žaibai tikrai gera komanda, jauni, greit bėga, dideli, greiti buvę futbolistai, tai kažkada turėjo mum mušti. Tai vartininkas daug nuėmė, turėjo būti ir didesnis rezultatas. Kiek galėjom, tiek kovojom. Bus antros rungtynės, ten nebilituosim. Turbūt antrosios rungtynės nors žaidėte, šias rungtynės pralaimėjote, tačiau po savaitės vis tiek galima tikėtis, kad žaisite geriau ir bus netoks rezultatas. Jo, tai futbolas yra toks jau dalykas, kad nežinai, kas laimės kitą kartą. Tai aš manau, kad laimėsim ir bus viskas gerai. Reikia susikaupti, sulošti. Esame ir juos labiau nokautavę, tai išsiunti su geresnių rezultatų. Taip kad, manau, mes tvarkysim kitą kartą. Dėl to lietaus, ar tai labiau jums susitrukdė žaisti, ar labiau varžovams trukdė lietus? Ne, visiems vienodai, tai visiems šlapia danga, visiems šlapias kamuolys, viskas visiems tas pats yra. Tai čia nieko čia nei brėkšlent, nei ką. Vyriška kova, rimta kova, jiems pasisekė ir tiek. Supratau, ačiū jums, sėkmės. Ačiū.